Gimeliai, šiandieną randuosi Sadauskų sodyboje, šiek tiek už Kauno. Nuostabi vieta, iš tikrųjų tiek daug triūso ir meilės įdėta į aplinkos tą grožį ir žmonių poilsiui organizuoti, tiesiog pasaka, sunku net nupasakoti. Šiandieną turėjau papasakoti vieną labai svarbų dalyką, labai svarbią žinią, informaciją apie lietuvių kalbą, apie stebuklą, kuris yra užkoduotas pačioje lietuvių kalboje. Nežinau, kodėl tos informacijos, tos žinios neskleidžia tie, kas lietuvių kalbos žinovai. Aš ją sužinojau prieš keletą metų, gal jau kokie 5 metai praėjo, kai aš išgirdau tiesiog viename vaizdo įraše, klausiausi, žiūrėjau Jūratės Statkutės de Rozalės pasakojama apie tai, kaip jinai dirba, kiek jinai daug triūso įdeda į lietuvių kalbos tyrinėjimą, kiek jinai dirba kartu su Marija Gimbutienė. Nežinau, greičiausiai Marijos Gimbutienės darbai ir ji kaip pati tokia daugumai žinoma. Apie Jūratę Statkutę de Rozalės galima rasti irgi YouTube vaizdo įrašuose. Tai kasgi per paslaptis? Paslaptis yra tokia, kad lietuvių kalba turi ypatingą galią ir ta galia užkoduota yra pačioje kalboje, tos kalbos skambėjime. Vokiečių ir italų fizikai, tyrinėdami visas pasaulio kalbas, lietuvių kalboje atrado ypatingą skambesį, ypatingą skambėjimo dažnį, kuris labai teigiamai veikia žmogaus smegenis. Visiškai nesvarbu genetika šitoje vietoje, ar tautybė, ar tiesiog odos spalva, visiškai nesvarbu. Svarbu tai, kad turime kalbėti taisyklingai, lietuviškai ir nenaudoti svetimkūnių. Ar tai būtų rusiški, ar tai būtų angliški, kas labai populiaru dabar, anglicizmas lietuvių kalboje. Fizikai nustatė, kad skambėjimo dažnis veikiantis smegenis, kada mes kalbam lietuviškai, tiesiog daro didžiulę teigiamą įtaką visai organizmo biologijai. Tai yra įsivaizduojam, kad smegenys daro poveikį ląstelėms, o ląstelės tai yra mūsų kūnas, tai mūsų visa visų organų sistema. Šitoje vietoje aš atradau atsakymą į savo daug metų keltą klausimą, kodėl Lietuvoje šitokie gražūs žmonės. Aš apkeliavau daug pasaulio šalių ir niekur nemačiau tiek gražių žmonių, kiek Lietuvoje. Aš turiu omenyje įvairaus amžiaus, tai yra ir vyresni žmonės, ir jaunesni, ir vyrai, ir moteris, ir vaikai. Ir visi bendrai paėmus labai gražus yra. Toliau tikrai talentingi lietuviai, gabūs, kurie sugeba įvairiose situacijose daryti labai gerus sprendimus ir matome ir mokslo pasaulyje, ir muzikos pasaulyje, krepšinio pasaulyje labai daug talentingų, gabių žmonių, kurie pasiekia ypatingus pasaulinius rezultatus, aukščiausius. Taip pat vieno renginio metu, įsivaizduojate, aš papasakau šitą žinią renginyje ir prieina prie manęs
žmonės ir sako, žinai, Juozai, tu atsakei mano klausimą, kodėl Anglijoje gimę vaikai nepanašus į lietuvių vaikus. Ir šį klausimą aš irgi savo uždavinėjau, kad iš tiesų, skrendant lėktuvu, pavyzdžiui, oro uoste, matau, kad du lietuviškai šnekantis vyras ir moteris, suprantu, kad šeima, ir šalia jų bėgioja vaikas, kuris linksminasi, ten kaprizus rodo visaip angliškai. Vaikas tikrai nelietuviškos išvaizdos, kitokia vaiko veido struktūra ir taip toliau. Ir įsivaizduojat, žmogus pasakė tą tiesą, kuri yra kaip, akivaizdi, aš matau, kad netgi galvodavau, kad nejaugi ta moteris sugriešiu su kokiu nors anglų vyru ir dabar tas vaikelis yra toksai mišrūnas. Nelabai gražiai čia pasipau, bet toksai. Tai įsivaizduokit, kad kiek mūsų kalba, ta lietuvių kalba, jinai yra galinga, kad gali paveikti net mūsų veido bruožus. Vėlgi, tai nieko kažkokio tai ypatingo, tai yra fizika, tai yra biologija, kada skambėjimo dažnis veikia visą mūsų kūną, visas ląsteles. Tai yra normalu, biologija, tai yra vėlgi priklausomai nuo vibracijų, nuo tų dažnių vibracijų, vėlgi vyksta procesai, biologiniai procesai ląstelėse. Tai tie vaikai, kurie nekalba lietuviškai, jie iš tikrųjų praranda savo tą grožį, kuris kaip ir natūraliai gimstant yra užkoduotas juose, bet nekalbėdami lietuviškai jį praranda. Noriu pasakyti visiems, kad kalbėti lietuviškai ne bet kaip, o taip kalbėkime, kad šita kalba skambėtų iš tikrųjų taisyklingai. Po šios žinios aš pradėjau kontroliuoti savo kalbą. Ne visada, žinoma, gaunu pastabų, kad taip, ten toks žodis neteisingas, reikėtų įtarti taip. Ačiū Jums už pastabas, aš visada priimu pastebėjimus ir stengiuosi taisytis. Tai pradėjau kontroliuoti savo kalbą ir aplinkiniai iš tikrųjų pastebėjo tą pokytį mano kalboje ir tai džiugu, iš tikrųjų tai džiugina, kad išmečiau iš savo kalbos įvairių svetimų kalbų žodžius. Norisi palaikyti tą tonaciją, ne dėl to, kad būti gražesniu ar būti protingesniu. Aš jau pakankamai, kaip sakyt, savo amžiuje daug metų nugyvenęs, bet man yra labai gera palaikyti tą lietuviškumą per kalbą, nes kalba yra vienas iš svarbiausių tautos vertybių, viena iš svarbiausių vertybių, kurią reikia saugoti, ypatingai lietuvių kalbą. Pasistengkite, aš tiesiog linkiu Jums pasistengti tą kalbą perduoti savo vaikams, anūkams. tą patį ir aš darau. Džiaugiuosi, kad mano dukra su savo vyru palaiko iš tikrųjų lietuvių kalbą ir jų, nežiūrint tai, kad vaikas mokosi Anglijoje nuo pat pradžių, jis gimė tenai, jie labai daug dėmesio skiria kalbėjimui, bendravimui lietuvių kalba. Ir tai iš tikrųjų labai stipru. Matote, fone yra ta aplinka, kurią aš paminėjau pačioje pradžioje. Ir čia tiesiog šventė, rugsėjo 1, mokslo diena, kurioje
susirinkę mokyklos laisvi vaikai, mokytojai, tėveliai, mamytės, vaikai. Ir va šitaip labai gražiai, laisvai bendrauja, kai kas maudosi tvenkinyje. Labai graži aplinka, labai tokia graži atmosfera gera, labai pozityvi energija sklinda aplinkui, nes matosi iš tikrųjų daug labai šviesių veidų žmonių ir tai džiugina labai. Tai iš tikrųjų ne veltui atvažiuotas kelias ir labai džiugina tai. Kągi, noriu baigdamas paprašyti jūsų palaikyti ir šį įrašą, registruotis ten, kur subscribe YouTube kanale. Jūs palaikysite tokiu būdu tą sklaidą ir dalinkitės, būtinai dalinkitės šią informaciją su savo pažįstamais, artimaisiais, kad jie irgi sužinotų šią labai svarbią žinią. Ir dėkite patiktukus būtinai po šio įrašu, tai padės augti mums visiems kartu. Kągi, gražaus atėjusio jau rudens, gražių jums dienų, kuo geriausios sveikatos, sėkmės ir meilės.